Generalinis laidos rėmėjas Vilniaus ginklai. Elektra ne juokai. Instaliacija patikėkite profesionalams. www.lumenas.lt. Sveiki. Susitinka gatvėje du žmonės. Kaip tu pasikeitei, Jonai? Buvai žemas, o dabar toks aukštas. Buvai blondinas, o dabar briunetas. Aš ne Jonas, nustebęs atsako užkalbintas praeivis. Aš Petras. Matai, tu net vardą pasikeitei. Šis pokalbis parodo, kad klausytis nėra sunku. Sunku išgirsti, kas sakoma. Todėl kviečiu jūs pamatyti tai, ką rodome ir norime parodyti. Dažnai tenka išgirsti priekaištus, kad laidose keičiasi tik medžioklės vieta. Norėčiau taip manantiems paprieštarauti ir užduoti klausimą, kas medžioklė yra svarbiausia. Mano manimu, svarbu ne tik ką ir kur medžiojame. Daug įdomesni yra žmonės, su kuriais susitinkame. Užvenčio klube susitikome su medžiotoja Virginija, kuri šautuvą į rankas paėmė prieš 30 metų ir kuriai žiauriai gaila be motinos likusių šernų jauniklių. Susitikome su ponu Vytautu, briedžių švelniai valkatėlėmis vadinančiu. Medžioklės vadas bus Songaila Eugenijus. Jis vadovaus paradui visam tam. O aš tik tai šiandien išrašau lapą ir duodu palaiminimą, kad sėkmingai medžiuotų. Girdėjom, kad gavot briedžio patinas medžioti. Taip, gavom šiemet, kadangi pas mus apie 15 briedžių dabar yra, tai reiškia, mes prašėm jauniklį arba patelę, bet dar norim, kad prasiplėstų tas briedžių kaimenė, tai vat, davė mums vieną patiną. Bet dabar dairomės po plotus, yra tų briedžių, bet mes nenorim, žinot, tokių perspektyvų šauti, kokią nors žiūrim senesnį gal. Kaip dabar sakot dėl žalos? O kaip su briedžiais? Gal čia buvo ir grindininkų nuopelnai, kad biškutį reikia jau mažinti? Taip, anksčiau buvo daug tų briedžių, tai va mums duodavo 10 šaudom, 7, čia prieš 10 daugiau metų. O dabar jau, kaip jų daugiau atsirado, jau drebulikės baltas pradėjo būti. Sako, vyrai, tvarkykitės, tai vat, jau dabar parašėm, tai davė visiems būreliam gal daugumai davė. Ir kaip galvojat, sumedžiosit briedį ar bus neužpildyta licenzija? Taip, jeigu bus toks, kokį reikia, panašiai, medžiosim. O jeigu nebus, bus perspektyvus arba jaunikliai ten gražus, tai nemedžiosim. Geriau paliksim, tegu gyvena. Nors jie yra tokie, žinai, valkateškos, o viškiai valkataujatys. Bet te būni nuo mūsų nueis pas kitus, ten kiti gal tokie pat bus draugiški, nedarys nieko. Tai va. Kaip su vilkais čia mačiau pasauginių namuose? Tai buvo, sakau, anksčiau čia buvo, pradėjo labai nagališkai pjauti, dar čia buvo, to draudimo nebuvo. Tai nušovėm vienais metais 5 turbūt, kitais 7, tada, tai dabar yra apmažėjo. Užeina, pernai buvo užėjus vieną bandą apie 10. Bet jį buvo neilgai praeinant. Nu tiek 5, kokie 3, tai beveik laikydavosi, tai pastovi. Tai pagrindas yra, kad praeinantis? Praeinantis pagrindas. Taip, čia nėra tokių labai trakų didelių, žinai, tokių šlapių miškų, tai va. Užeina, bet ilgai nebūna, išeina į vėl pabūna. Nu, buvo gal Užgirių miške, ten buvo vaikus atėjo. O kaip dabar galvojat, praeiti metai, užpraeiti metai, kai buvo tas limitas, kad yra labai greitai sumedžiojama? Nu, matot, kaip pas jumis? Ar gal jaučiat, kad biškai reikėtų pratęsti? Biškai reikėtų daugiau vilkų stos. Per daug mes tausuojam. Stirnas labai daug.
Miške, jeigu biški žiema sunkesnė, jie užeina, ras išpjauna, labai stirnos nukenčia, randi kailiukus ir nakosi daugiau. Šiaip tai normaliai, susiklausimas yra būrelis geras, jėdų neturiu per daug. Žinom, anksčiau tai buvo ne dabar, kaip su mašinom nuvažiuojam. Reikėdavo ir briedžius traukti, licenzijos būdavo, ir ne po vieną briedį, po 5. Elniai būdavo planai padaryti. Tai reikdavo ir, pavyzdžiui, ir savo, kada nusišaudavom per klampynės, per molynus, per kemsynus, šlapi, purvini. Ir tų aprangų tokių gerų nebuvo, ir tų batų tokių mandrių nebuvo. Buvo sunkuoka. Žinoma, per tą laikotarpį 30 metų, kaip pasakyti, čia visko neišpasakos ir visko nepasakysi. Tai 30 metų jums medžiojate? 31. 31. Tai va dabar dukra mano čia irgi įstojo. Irgi medžiotoja? Irgi. Mano tėvukas buvo medžiotojas. Man net gilzė kvepėdavo, žinokit. Aš ją pavosydavau, kai išaudavo tėvukas, pavosydavau. Aš padėdavau jam. Aš daug esu rašęs tų straipsnių, turbūt gali ir pabodė, ką aš pasakysiu. Ne naujiena, suprantat. Aš padėdavau daryti šratus. Pavoluoti su tuo sunkiu špižiniu, tokiu uolu, karpydavo, virindavo tą patį šviną, suprantat, nebuvo tų šovinių, tai pirkti, kai dabar, kad kapsulės tos labai žvilgėdavo, bet žinoma, būdavo jos po užraktu. O šautuvas kabodavo ant sienos. O šoviniai jau visi būdavo tik tai, jau vienu žodžiu paslėpti, kad vaikai neprieitų ir panašiai. Aišku, ir anksčiau susikurdavom laužus, labai įdomiai praleisdavom laiką, ne taip, kaip pasakyti. Tų žvėrių užteko, tų mėsų visiems užteko turbūt, bet visada būdavo šventės, irgi ir anksčiau ir uždainuodavom, ir po šūvį iššaudavom, jeigu kokia šventė, ir palydėdavom senus metus, ir tuos zuikių medžioklės būdavo. Kokia jums yra medžioklė pati mieliausia? Aš turbūt gal neišskirčiau. Visos patinka? Man visos patinka. Man patinka, kaip bukšteliai gali patinka, bet aš noriu vaikščioti. Man labiausiai patinka jau, kad judėti. Noriu nesėdėti vienoj vietoj. Nueidavom, sakau, su dukra kelis kartus, bet kad tie šerniukai dar. Man kažkaip jų gaila, žinokit, dabar. Ištisiniai dabar, pavyzdžiui, man nikas nepatinka. Per ištisiniai metai leidžiami medžioti. Kiek sezonas vasarė baigėsi, gegužės vėl prasideda. Nu, čia yra per ilgas. Aš skaitau bent. Jeigu kur tankis, koks didelis žvėrių, suprantu. Aš dažnai prieš. Tai biškai paprotinat gal vyrus? Nu, mūsų vyrai taip protingi, bet negaliu sakyti taip. Bet aš taip visą laiką galvoju, kad turėtų būti trumpesnis. Pas mus nėra tiek jau žvėrių, tiek begaliniai, kad jau juos tos pasėlius saugoti, jeigu kur yra, tai aš suprantu, kad reikėtų, bet aš per ilgas medžiojimo sezonas Lietuvoje yra per ilgas. Nespėja žvėreliai pailsėti. Bet dabar šernės, pavyzdžiui, mačiau šerniuką, jau 4 vaikšta be kiaulės. Tai va, jos jaunos susikergia, maistas geras ir aš manau, kad medžiotojas neskiria skubai ir panašiai ir nušauna ir ginklai geri, meno didelio nereikia, optikos geros. Aš senai įsigijusi turiu graižtinį šautuvą, bet aš anksčiau su juo nemedžiodavau, vieną kartą nuėjau, nušoviau žvėrį, man nebuvo labai įdomu su juo medžiuoti. Kažkaip, nežinau, paskui. Labiau lygiavamzdį propaguojat? Nu, gal sakyčiau, įdomiau su juo. Vilniaus ginklų išskirtinis pasiūlymas savigynos priemonėms. Įsigyjant graižtinį 6 mm revolverį Alfa, kuriam nereikia leidimo, Vilniaus ginklai, dėklai ir dėtuvio šovinių duoda nemokamai.
Tai ginklai, kurių laikui bėgant metalinių detalių nepakeitė plastmasė, o medis išliko aukščiausios kokybės riešuto. Vamzdis dengtas juodu chromu suteikia šautuvui ypatingą atsparumą drėgmei ir ilgamžiškumą. Laukiame jūsų Vilniaus ginklų parduotuvėse. Parduotuvė Sava sodyba, Tilžės gatvė 99, prie senojo viaduko prekiauja Štil, Viking ir kita sodo technika. Ne tik prekiauja, bet ir atlieka garantinį ir po garantinį remontą. Kiekvienam klientui bus taikomos geros nuolaidos. Mėsos meistrai, pagaminta žinovų. Apsaugos, gaisro aptikimo, vaizdo stebėjimo sistemų įrengimas, techninis aptarnavimas ir kitos paslaugos. Alasa, apsaugos sistemos. Dėl to, kad stacionarus tas bokštelis prie vieno lauko vieną kartą tinka, prie kito lauko kitą kartą netinka. Nes ūkininkų pasėliai pastoja, jie keičiasi, šernai irgi jie migruoja, renkasi tos savo kultūras. Tai reiškia, bokštelis turėtų būti universalus, kad būtų galima operatyviai pervežti atstumą gan ir kitą kartą nemažą. Tai to pasiekoje buvo sugalvotas šitas bokštelis padaryti. Jam yra pagrindė metalinė konstrukcija padaryta. Ir iš faneros, reiškia, šonai apdėti. Stiklai panaudoti organinio stiklo, kad jie nebūtų tokie sudužimai pavojingi. Ir jisai naudojamas, reiškia, pervežimui paprasčiausiai prie traktoriaus hidraulio. Prisikabina, kaiščiuojasi, pasikelia ir gali vežtis nors 10-20 km. Metrų, skaitykim, aukštis yra jisai. Kažkur tai, bet jisai tiek, kad turi svorio. Taip, su rankom jo tai nenuneši. Viduje, jeigu pažiūrėjus, yra padarytos paprasčiausiai sėdynės, reiškia, yra du langai. Tai vienas į priekį, kitas į kairę, o iš dešinės pusės įdėtas langas durelės, jis nedarinėjamas, kadangi nesudaryti didelio skersvėjo viduj, bet pary pilnumoj matosi ir jeigu žvėrį galima pasirinkti su šiais laikais ginklais, kurie naudojasi, ar žvėris už 100 metrų, ar už 1,5, ar už 200 metrų. Šitą bokštelį, reiškia, naudojant, jau galima operatyviai apsaugoti ir ūkininkų pasėlius, ir sėkmingai medžioti. Labas vakaras visiems dar kartą. Šiandien susirinkom į eilinę šernų stirninų palaukiminę medžioklę. Medžioklėje dalyvauja 14 medžiotojų. Turim pagausėjimą, tai reiškia svečių, Tauro rago kūrybinė grupė. Šiandieną medžiosim gal ne tiek ilgai. Medžiosim, taip skaitom, po 10, kažkur tai 20 medžioklę nutrauksim, nes yra gan labai tamsu. Daug tų yra kiaulių, kad kartais nebūtų tokių klaidų, bereikalingai sunaikinta visą šeimyną.
Tai medžiojami šiandieną bus tik tai antramečiai ir stirninai. Dabar sėsim į bokštelius. Prie bokštelio reikia prieiti, eiti lauku, daugiau į vidurį dabar, paskui nuo vidurio lauko tiesiai bokštelį. Bet kartais šernas, jeigu išeis, neužeis nuo pėdų. Jo, reikėtų eiti dabar jau tyliai, nes jau vis dėlto šiek tiek ir oras, šiek tiek toksai prielimai, gali šernai būti netoli. Sėdėm iki 10-20, po 10-20 mes mašiną atvažiuosim čia paimti. Susirengam. Einam į bokštelį. Bala, Jona. O, bajeris, matai? Sakau, palikau. O magaziną tai palikau. Gerai, einam tada į bokštelį. Mes pastatom, padarom, mums nudaužana. Biški mėgėjai, jaunuoliai. Žiūrėk, ir nieks neatėjo pas mus, a? Šiandieną medžioklė jau, skaitykim, pasibaigė. Laimikių neturim, bet žvėrių matėm. Buvo ir šernų, ir stirninų buvo, bet jie visi perspektyvūs. Stirnos tegu gyvena, kaip sakoma. Nu, žvėris pasiliko sveiki. Kitą kartą, tikiuosi, seksis geriau. Dėkui visiems už medžioklę. Iki sekančio karto. Taip dulkėtų, nuraminki man širdelę, kad ne taip skaudėtų. Nuraminki man širdelę, kad ne taip skaudėtų. Laistytas vyno kelias dar labiau dulkėjo, nuraminta man širdelė dar labiau skaudėjo, nuraminta man širdelė dar labiau skaudėjo. Nuo šio laidose matysite naują rubriką Medžioklės ABC, kurioje nagrinėsime, kas yra medžioklė, kas gali būti medžiotojas, ką galima medžioti. Bandysime atsakyti visus jums kylančius klausimus. Pirmame reportaže pasiaiškinsime, kas gali būti medžiotojas ir kokia stojimo į medžiotojus tvarka. Iš tikrųjų, pakeitimai esminiai keli. Visų pirma, tai, kad jeigu iki šiol komisija skirdavo ir sudarinėdavo apskričių viršininkų administracijas, tai
dabar aplinkos apsaugos ministras savo įsakymu paskyrė regioninės komisijas. Komisijos yra sudarytos regioninių aplinkos apsaugos departamentų veiklos pagrindu, tai jų berods per Lietuvą yra viso labo tik 8. Jeigu pagal apskričių sudarytas komisijas egzaminai vykdavo ir nauji medžiotojai būdavo priiminėdami, pavyzdžiui, Šiaulių apskrities kiekviename rajone, tai dabar visų buvusios apskrities rajonų nauji medžiotojai atvažiuos ir laikys egzaminą Šiauliuose. Į Šiaulius taip pat turės atvykti ir Telšių bei Mažeikių būsimieji medžiotojai. Egzaminas, kaip ir iki šiol, bus rengiamas vieną kartą metuose, tai kažkur tai balandžio mėnesio į pabaigą. Ta tvarka taip pat, manau, kad visur išliks ta pati. Taip kad naujiems medžiotojams tikrai reikės pasistengti būsimiems naujiems medžiotojams ir pasirengti taip, kad netektų to bandymo atlikti dar už 1 metų. Šiaip žinome, egzaminas kaip ir buvo, taip ir liks, susidės iš 2 dalių, tai iš teorinių žinių patikrinimo ir iš praktinio, tai yra šaudymo pratimo. Kas liečia teorinį žinių patikrinimą, tai akcentavo ir per Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos suvažiavimą, kad tikrai reikia skirti daugiau dėmesio naujų medžiotojų parengimui. Ir iš tiesų, iki šiol, tikrinant teorinės naujų medžiotojų, būsimų medžiotojų žinias, būdavo tam tikro subjektyvumo, čia jokia paslaptis. Dabargi to praktiškai tikrai bus išvengiama, kadangi žinios bus tikrinamos kompiuterizuotai. Kitaip sakant, stebint komisijai, kiekvienas būsimasis medžiotojas savo žinias pasitikrins pats, sakydamas į kompiuterio pateikiamus klausimus ir jis pats pirmas pamatys, ar jis išlaikęs teorinį egzaminą ar ne. Todėl aš ir norėčiau atkreipti tiek visų draugijų ar skyrių pirmininkų dėmesį, tiek ir visų medžiotojų būrelių ar klubų vadovų dėmesį, kad jūs žinodami, kad pareiškę norą yra įstoti į medžiotojus, kad tikrai medžiotojai, būsimieji medžiotojai atliktų pilnas stažuotes. Būtinai skyriuose ar draugijose turi vykti parengiamieji kursai. Visi būsimieji medžiotojai, žinoma, prašymus turės pateikti komisijos vardu, bet tie prašymai turės būti surenkami kiekvieno rajono draugijoje arba skyriuje. Prie prašymo reikės pridėti nustatytos formos sveikatos patikrinimo pažymėjimą, reikės pridėti pažymas iš vietos policijos komisariato, reikės pridėti pažymas iš Respublikinio policijos komisariato, dar reikės pridėti gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą. O po to visus šitos dokumentus savalaikiai, nurodytų terminų, reikės pateikti regioninėms komisijoms ir komisijos išžiūrėjusios esamus dokumentus spręs apie tinkamumą, apie galimybę kiekvienam konkrečiam asmeniui leisti laikyti egzaminą. Taip pat, žinoma, reikalinga bus ir iš aplinkos apsaugos departamento pažymėlė, kad tikrai žmogus niekada nėra dalyvavęs, nusižengiant kažkokiai tai gamtos apsaugos tvarkai. Pabaigoje noriu palinkėti visiems ne tik taiklių šūvių, ne tik gerų akimirkų gamtoje, bet ir gebėjimo išgirsti ir pamatyti tai, kas svarbiausia. Dalyvaujantiems Ginalo firmos konkurse noriu priminti, kad dar galite siųsti nuotraukas ir laimėti Štil firmos pjūklą. Susimatysime po savaitės. Iki. Dingo Džeko Raselo terjero šuniukas. Turintiems informacijos, kreiptis telefonu. Elektra ne juokai.
Instaliacija patikėkite profesionalams. www.lumenas.lt. Generalinis laidos rėmėjas Vilniaus ginklai.